Tai pagaliau išlendu su jumis pasisveikinti. Sveiki, šiandien yra penktadienis ir kviečiu jūs praleisti šį savaitgalį kartu su mumis. Šis savaitgalis yra paskutinis, toksai laisvesnis savaitgalis prieš vyrui grįžtant į darbą. Baigėsi jo tėvystės atostogos, tai išleisim jį atgal į darbą ir bus nebe taip linksma. Liksime abidvi su dukryte namie, tai kadangi toks šiandien paskutinis rytas, kada galim dar kažką nuveikti, važiuosim į miestą, bandelių. Tai kviečiu jūs kartu ir važiuojam. Iš karto labai noriu atsiprašyti iš savo megztuką, aš tik dabar pastebėjau, kad aš šiek tiek apimta esu. Bet visą laiką tai būna, kad diena eina ir aš tiesiog pastebėjau, kad mano koksai išteptas rūbas, tai su seilėm, tai su pienuku, su viskuo, tai žodžiu, nu taip jau yra, kai turi leliuką. Dabar pavalgėm ir važiuojam pas Sofijos senelius, į svečių šiek tiek pabūti, pasirodyti. Yra atvažiavę iš Lietuvos svečių, tai važiuojam parodyti, visi nori labai pamatyti Sofiją, kas atvažiuoja, tai važiuojam susimatyti su jais, pabūti šiek tiek svečiuose ir kol kas dar nežinau, ką po to veiksim. Žiūrėsim, kokia šiandien ta situacija, gal dar kažką sugalvosim. Šiaip labai graži diena, gražus oras, vis dar negaliu patikėti, kad spalio vidurys ir toks gražus oras Norvegijoje. Labai fainai. Ką tik iš svečių grįžom namo, šiaip jau esam visai alkani, tai eisiu gaminti, dabar yra po 6. Realiai pagal mūsų, taip kaip mes valgom, tai dabar mums pietus, bet jau gausim vakarienę. Norim kažko labai greito ir paprasto, tai eisiu gaminti mūsų vieną mėgstamiausių patiekalų su vyru, kas pasidaro labai greitai ir kas žinom, kad yra skanu. Tai sudaryti tortilijų, tai parodysiu jums, kaip aš darau labai skanias tortilijas. Šiaip dar pamiršau paminėti, kokią mėsą naudoju, tai naudoju vištieną, nes mes su vyru nelabai valgom kitos mėsos, kartais jautiena, bet dažniausiai vištiena pas mus, tai dar pamiršau tai paminėti, bet į tortilę galite dėti belę ką. Bet aš čia sakau taip, kaip mes mėgstam ir kaip aš gaminu su kokią mėsą, nes pagalvojau, kad nufilmavau, kas tai mėsa, bet gal net nelabai eina suprasti, kas tiksliai tai mėsa. Pradėjau montuoti šitą video ir pastebėjau, kad labai trumpas tas mūsų penktadienis, tai pagalvojau, kad norėčiau šiek tiek bendrauti su jumis ir į savo Instagramą, į stories įkėliau laukelį, kur galėjot manęs užklausti klausimų. Tai pagalvojau, kad dabar į keletą jų galiu atsakyti ir taip su jumis labiau pabendrauti ir kad labiau su manim susipažintumėt. Tai kokie yra Norvegijos minusai ir pliusai. Tai vienas iš pliusų man, aišku, yra Norvegijos gamta. Norvegijoje yra labai gražu, pavažiavus kokius 200 km, 300 km gali pamatyti tikrai nuostabių vaizdų, kurių niekada nesu mačius. Kalnai, fjordai, ežerai, labai graži šalis ir žiemos šaltos, bet jos labai gražios. Tai grožis šalies yra tikrai vienas iš pliusų. Dar vienas iš pliusų, kad čia niekam nerūpi, kaip tu atrodai. Kad jūs pamatytumėt, kaip aš kartais einu į parduotuvę, į prekybos centrą, tikrai atrodant
visiškai, ką tik atrodo, kad išlipus iš lovos ir čia niekam nerūpės, nieks į tave net neatsisuks. Ir aplamai žmonės labiau šiek tiek šypsosi gal negu Lietuvoje, tai tas labai patiko, kad man niekada nerūpėjo, kaip aš čia atrodau. Dar mano nuomonė vienas iš pliusų, kad čia yra labai saugi aplinka kurti šeimą. Nežinau, man atrodo, kad Lietuvoje mane viskas labai gąsdina, aš ten visą laiką labai bijodavau viena kažkur vaikščioti ir panašiai. Čia to nėra, aš nelabai žvilgčiau per petį, čia gal nėra antiek saugu, bet aš jaučiuosi čia žymiai saugiau, tokia žymiai saugesnė šalis mano atžvilgiu. Tai tas labai daug prideda, ypač kaip dabar dar turim dukrytę, tai tas man labai daug imponuoja, kad čia yra labai saugi aplinka ir tai, manau, yra labai svarbu, kuriant šeimą. Sekantis klausimas, kas tave labiausiai džiugina? Tai turbūt nieko nenustebinsiu, kad mane labiausiai džiugina mano šeima. Šiaip nesiplečiant, nes labai nenorėčiau plėstis šitos klausimus atsakyti, nežinau, kad daugam gali būti nelabai įdomu ilgai klausyti, kaip aš čia lelekinu. Tai ta šeima, kurią aš susikūriau, mano vyras, mano dukrytė, mano šunis ir mano realiai didžiausia svajonė vaikystėje ir paauglystėje ir visada buvo turėti savo šeimą, savo žmogų, kuris visada bus šalia, kaip man jo reikia. Tai vyras mano būtent toks ir yra. Ta prasme, mano didžiausias ramstis, mano pats švenčiausias dalykas. Mano dukrytė tai iš viso yra atskiras pasaulis, visiškai gyvenimo dovana. Ir aišku, mūsų šunės, ta prasme, labiausiai džiugina mano šeima. Visada mane džiugins labiausiai mano šeima, nes tai yra didžiausia mano vertybė ir didžiausia mano gyvenimo dovana. Bet jeigu taip kalbant, ne taip jau labai deep, labai mane džiugina skanus maistas, kelionės, maži roadtripai, tiesiog akimirkos su artimaisiais, tiesiog, pavyzdžiui, paprastas pasikalbėjimas su maisiais, su draugais, su draugiams, tas mane labai džiugina. Tai mane labai daug kas džiugina, labai daug mažų dalykų, bet iš tų mažų dalykų ir susideda gyvenimas. Tai ačiū visiems labai už klausimus, ačiū, kad uždavėt ir buvot tokie aktyvūs. Susitiksim rytoj dar turim šiek tiek planelių, tai pamatysit rytoj mūsų dieną ir gal dienai bėgant dar atsakysiu į porą klausimų. Ir šiandien, manau, jau viskas, eisim miegoti ir labas. Nu. Sveiki, tai va atrodo žmogus po visos dienos buvimo mama. Dabar Lelytė šalia manęs, baby Bjorne, tai pagalvojau, kad turbūt neteis tinkamas laikas, kada pasisveikinti, tai sveikinuosi dabar tiesiog. Tai, kaip matėte, dariau pietus, dariau lietinius su vištiena ir pievagrybiais, tai dar nežinau, ar skanu ar neskanu, nes lauksiu vyro. Šiandien aš ir dukrytė esam dviese visą dieną nuo 6 iki dabar yra 3:30 dienos jau. Visą dieną mes šiandien dviese namie ir dar net nežinau, kada tėtis grįž, turi jisai porą darbelių. Tai, žodžiu, labai daug kėlėsi, tikrai apie 4 kokius kartus. Ir tada dar labai anksti atsikėlė ir nebenorėjau miegoti, tai aš labai esu išvargus. Šiandien per visą dieną miegojo 2 kartus vieną kartą miegojo gal 30-40 minučių. Dabar buvau ją užmigdžius ir miegojo gal 20-15 minučių. Dar guliu šalia jos ir galvoju gal pamiegot, bet galvoju, ne, reikia šiek tiek apsitvarkyti save. Tai apsitvarkiau save ir atėjau ir ne iš karto atsikėlė. Tai va.
Tokią turim šiandien dieną. Šiaip tai viskas gerai, aš nesiskundžiu ar dar kažko, aš tiesiog pasakoju, kokia yra realybė su leliuku. Veiklos pilna, bet smagu vis tiek. Smagu kažkom užsiimti, kažką veikti ir turėti visą laiką draugę šalia. Jo, tai šiandien juokiamės daug, visko daug veikiam. Šiaip žiauriai smagu, kad spėjau pasidaryti valgyti, ko visiškai nesitikėjau, kad spėsiu, bet labai norėjau pasidaryti aš tuos pietus, kad tiesiog vyras grįžęs turėtų ką valgyti ir aš pati labai valgyti noriu. Aš visą dieną nevalgys beveik normaliai, tai labai laukiu, kol jis grįš, mes galėsim kartu papietauti, bet turbūt, kad pavakarieniauti. Ir dar šiandien turim planų, vakare turim važiuoti į svečius, netgi su nakvynė. Tai dabar, taip kaip aš dabar jaučiuosi, kaip jūs galvojate, aš noriu kažkur važiuoti šiandien? Nelabai, bet, jau susitarėm, tai vis tiek. Biškutį pabūsim su draugais, pasižiūrėsim į Timėjį, nueisim į Kubilą, žodžiu, jeigu gausis viskas ir jo, tai va. Tai šiandien toks mūsų šeštadienis, iš tikrųjų rodau jums tikrą realybę, tikrą tą gyvenimą su leliuku, nes ir norėjau, kad mano toks kanalas ir būtų, žinokit, kad ne visą, aš atrodau padoriai, vakar atrodžiau visai susitvarkius ir šiandien atrodau va taip va. Iš nervų dar prisidraskiau veidą, žodžiu, ne iš nervų, bet tiesiog neturėjimo ką veikti. Žodžiu, eisim, šoksim, dainuosim, draugausim, lauksim tėčio, valgysim, ruošimės ir važiuosim į svečius. Ir esam svečiuose, jos rutinos nepraleidžiam, dabar yra 9 valandos, jau groja White Noise, ką tik buvom vonioj, dabar valgom ir guldysim vaiką. Iš tikrųjų, viskas pasikeitė. Atrodo, anksčiau tiesiog, prasme, būdavai, net negalvodavai apie nieką, o dabar iš tikrųjų, kiek visko reikia padaryti, viskas yra žymiai kitaip ir viskas yra. Pavyzdžiui, mes atvažiavom su lagaminu, pilna bagažinių daiktų vienai nakčiai. O jeigu, pavyzdžiui, apsivems, o jeigu apsikakos, o jeigu apsisios ir va tiek, ir rūbų reikia daugiau, visko reikia. Labas rytas, šiandien turime sekmadienį, dabar yra jau po 9. Tai vakar buvom svečiuosi, nieko nepafilmavau, bet žinokit, nieko ir nepraleidot. Važiavom gal apie 8, pasėdėjom apie valandėlę ir ėjom maudyti Sofijos, perrenginėti, daryti mankštas. Apie pusę 10 jinai užmigo kažkur, gal biškį vėliau. Ir realiai pasitėjom iki 12 valandos kažkur ir ėjom miegoti ir tada atsikėlėm apie 6 ryto ir išvažiavom namo. Tai net jeigu ir būčiau norėjus kažką pafilmuoti, būtų net nebuvę, nes mes, ta prasme, tiesiog nieko neveikėm. Aš net nebuvau Kubile, vyras buvo Kubile gal 20-30 minučių. Tiesiog kažkaip dabar yra su svečiais taip, kad būni kažkokio tai ir namo norisi iš tikrųjų, nes namuose vis tiek yra žymiai patogiau, čia yra visi ir tik tai mūsų, jeigu kažko prireiktų mažiukiai ir tiesiog kažkaip, kai grįžau šiandien ryte, nors žiauriai anksti buvo, iš karto užsikūrėm pečių ir iš karto susiraidžiau čia ant sofos, nes mažytė miegojo iki 9. Tai pas mus jau kūrenasi pečius, pas mus apie -6 dabar, laukia šaltukas susidėjęs, nemažas, rūkas, ta prasme tikrai jau visiškai ateina žiema. Šiandien sekmadienis, manau, kad jau bus toksai ramesnis, daug planų jokių neturim, tiesiog pasibūti jau paskutinę dieną visi kartu, turi šiek tiek darbelio ir tada jau būsim visi namie vakare, bet vis tiek praleiskim šį sekmadienį kartu su mumis, vis tiek atrasiu ką parodyti, ką pasižiūrėti, nes vis tiek kiekvienoj dienoj įžvelgiu, kad kažko yra įdomaus.
Žodžiu, su Lelyte jau grįžom atgal į mašiną, oras tiesiog nuostabus, žiauriai graži diena, atrodo, kad ryte buvo žiema, o dabar žiauriai gražus ruduo. Lelytė žiauriai skaniai pamiegojo, dar dabar miega, tai dėl to su jums kalbu dar mašinoj, nes nežinau, kokia bus situacija, kaip grįšim, dar su vyru važiuosim į miestą, nes jis baigė jau savo darbusius, tai nes norim iki parduotuvės, tai žiauriai smagiai pasibuvom, tai kol esu dar mašinoj, norėčiau šiek tiek su jumis pakalbėti. Iškart labai noriu atsiprašyti, jeigu per šitą video per daug kalbu, tikiuosi, kad jums nėra nuobodu žiūrėti, jeigu parašyk komentaruose, kad biškį mažiau šnekėk. Bet, kaip ir sakiau, Instagram'e savo paprašiau jūsų klausimų, kad man užduotumėt ir gavau tikrai labai daug klausimų, labai daug nepažįstamų naujų žmonių, tai tas yra labai fainai. Nenorėjau jų čia visų sudėti, atsakiau tik tais į kelias, nes nenorėjau, kad būtų labai video ilgas. Norėčiau jūsų paklausti, gal man atsakytumėt, norėtumėt, kad atsakyčiau aš jums į tos klausimus kokiam kitam video, ar gal norėtumėt, kad padaryčiau atskirą video klausimai, atsakymai, nežinau iš tikrųjų, ar įdomu tokius žiūrėti, nes aš dabar pagalvoju, aš noriu kurti tokį turinį, kur būtų smagu žiūrėti man. Tai aš labai nedažnai paspaudžiu ant tokio video, kur klausimai atsakymai. Vat įdomu, kaip mano auditorija sureaguotų į šitą video. Tai va, tai būtų labai fainai, jeigu atsakytumėt ar Instagramą, ar tiesiog čia į komentarus, nes klausimų tai žinokit labai daug įdomių pavyzdžių apie gimdymą, apie nėštumą, apie santykius, apie kaip mums sekasi su vaikeliu. Buvo priežiūra gimdymo metu ir šiaip nėštumo metu čia ligoninėse Norvegijoje, tai turėčiau tikrai daug ką papasakoti, tai jeigu įdomu, leiskit man žinoti apie tai komentaruose. Ir viskas, mes važiuojam susitikti su tėčiu, važiuosim į parduotuvę ir tiek. Na ką, viskas, grįžom mes jau namo ir pagalvojau, kad reikia jau uždaryti šitą video, būtų per ilgas. Tai ačiū labai, kad buvo, praleidot su mumis šį savaitgalį, tikiuosi jums patiko. Susitiksim kitose mano video. Iki.